Tolimasis Kalnų Karabachas paženklintas dviejų tautų – Azerbaidžano ir Armėnijos – konfliktų ir tragedija. Šis egzotiškas regionas tapo lietuvių dokumentikos kūrėjų ašimi. Mindaugo Urbonavičiaus dokumentinėje juostoje Begalinis koridorius 20 mečius menančio konflikto liudytojų, karo žurnalistų akimis atskleidžiama žiauri, dabar nebeegzistuojančio Kalnų Karabacho Hodžaly miestelio tragedija. Į filmo premjerą Vilniuje susirinkęs gausus būrys svečių patvirtino, kad ši skaudi tema aktuali ir mūsų šaliai. Kaukaze šitas Maskvos scenarijus pasitvirtino ir buvo iš tikrųjų tautos gyveno šimtus metų greta ir jos buvo įveltos į baisų konfliktą. Tai mums tas buvo labai aktualu, mes buvom tik ką, tai 91-90 metai, mes tik buvom tą pergyvenę ir išgirdom, kad tas pats vyksta jau 92-4 metai, vyksta tie baisūs dalykai tenais. Todėl mes visą laiką domėjomės, lietuvių žurnalistai visada ten dalyvavo. Mūsų vienas kino herojus buvo vienas pirmųjų, kuris ten pakliuvo ir į tas vietas, kur nepakliuvo ne vienas užsienio žurnalistas. Štai mes šiandien susirinkome ir aš dėkingas, kad Lietuvos žurnalistai šį klausimą žiūri objektyviai. Jį iškėlė žurnalistiniu lygmeniu. Manau, kad visa tai turės tam tikrą atgarsį Lietuvai prieinant prie šio konflikto reguliavimo klausimo. Tikiuosi, kad Lietuva, kaip ES narė, paragins Armėniją rinktis konstruktyvesnę poziciją. Стороне к подходу на урегулирование этого конфликта. 1992 vasario 25-26 dienomis armėnų ir azerbaidžaniečių karinio konflikto metu per vieną naktį 7000 gyventojų turintis Hodžaly miestelis buvo sugriautas, nužudyta ir pagrobta keli šimtai nekaltų vietos gyventojų. Šioje juostoje galima išvysti autentiškus archyvinius vaizdus bei išgirsti likusių gyvųjų ir į įvykio vietą po 20 metų grįžusių karo žurnalistų iš skirtingų pasaulio šalių liudijimus. Я попала в Карабах через своих друзей, которые у меня были в Армении тогда. Į Karabachą patekau padedama savo draugų, kurie tuo metu buvo Armėnijoje. Vykau ten daug kartų ir man šis patyrimas buvo matyt pati didžiausia gyvenimo mokykla. Nes Karabachas buvo pirmasis karas mano gyvenime ir pirmasis aukas, pirmuosius žuvusius irgi išvydau čia, Karabache. Ir kai pamačiau mirusiuosius, supratau, jog nesvarbu, kokia kalba jie kalba. Man svarbu, kad tai mirė žmonės, kurie jau niekuomet nekalbės jokia kalba. Norėčiau tikėti, kad Karabacho ir santykio su žmonėmis pamokas, taip pat pasirinkimo pamokas, kas svarbiau, žmogaus gyvenimas ar tavo profesija, per savo gyvenimą kažkaip išmokau. Что важнее, человеческая жизнь или твоя профессия, мне бы хотелось верить, что я их через всю свою жизнь как-то пронесла. Kalnų Karabache iki šiol situacija dramatiška. Žmonės vis dar negali jausti saugus. Tačiau filmų, pasak jo kūrėjų, bus siekiama atkreipti pasaulio dėmesį ir bent kiek prisidėti prie taiko šiame krašte siekimo. Visi mes grupė, kurie esam pafilmavę ir ten pabuvę, pagyvenę nemažai, dabar vienas su kitu susitinkam, mes pasidalinam, ką girdėjom. Nors jau lyg tai nufilmuota, nedaug laiko praėjo, o kažkiek tampi to krašto žmogum. Jaudinantį dokumentinį filmą Begalinis koridorius žiūrovai galės išvysti tarptautinėme festivalyje Kino pavasaris.